Taip, tai iš tikrųjų jaučiuosi tokia truputėlį vargšė pusseserė čia šitoje auditorijoje, todėl kad mano mokslinis cenzas yra ekskursijų vadovė. Tai Basanavičiaus premiją net nekvepiam. Ir iš tiesų, kai gavau programą, tai norėjau supasuoti jau prie visos profesūros, bet ko nepadarysi vardan Adolfo Sabaliausko Žalios Rūtos, taigi ryžausi. Be to, prie filologijos bandau sugrįžti po tikrai nemenkos pertraukos, tai labai tikiuosi jūsų atlaidumo. Žodžiu, tas mano pranešimas kito, nes iš pradžių mėginau sutartines analizuoti kaip filologas ir patarmes, bet po to, kai pamačiau pranešimus vėl, tai tiesiog pasirinkau dabar tokį, jeigu labai paprastai taip sublimuotai pasakyti, tiesiog labai norėčiau įtikinti jūs, koks brangus Biržų kraštui yra Adolfas Sabaliauskas Žalia Rūta. Kai ko įtikinėti nereikia, nes jau ačiū už gražius paminėjimus, bet kai kas galbūt išgirs ir susidomės, tai didysis mano lūkestis šito kalbėjimo yra prisikviesti jūs į Biržus ir pereiti, pravažiuoti Adolfo Sabaliausko Žalios Rūtos keliais ir aplankyti tuos objektus, kurie su juo susiję ir dar yra išlikę. Taip, tai epigrafu savo kalbėjimui pasirinkau Adolfo Sabaliausko Žalios Rūtos citatą, kad tiesiog kaip įrodymą, kad jisai suvokia, ką daro ir suvokia vertę tų sutartinių, apskritai tos folkloristikos rinkimo. Ateina, susėdam prie fortepijono ar fisharmonijėlės, kurią kilnojama buvo pasisiųsdinės dainoms užrašinėti, ir ji man savo bent kiek jau drebančių, bet dar tvirtų balsų dainuoja. Viską užmiršdavau. Kada iš jos lūpų pasigirdavo lietuvio sielos gelmė, pasigirdavo kažkokia iš grabo atskilusi senovė ir subliksėdavo savotiška forma, sukurta lietuviško kraujo žmogaus, gyvenusio savotišku gyvenimu, savo buitimi, savo gamta. Daina ar giesmė tryško kartu su gaida. Jos neįsivaizduojamų skyrium, kada dainius kūrė, jis kūrė iš karto ir žodžius, ir gaidą. Taigi, šiemet rudenį, rugsėjo 3, minėjome Biržų krašto garbaus žmogaus Adolfo Sabaliausko Žalios Rūtos 150-asias gimimo metinės. Jis ilsisi čia pat, netoli Biržų, sugrįžo į Mieleišių koplytėlę, tai yra Švento Juozapo ir Šventos Teresės kūdikėlio Jėzaus koplyčios kripta, nes šią koplyčią pats pastatė, pats iš esmės fundavo ir pats išreiškė valią ten atgulti. Cituoju, mano tėviškės apylinkė laidoja savo numirėlius atskiruose kapuose Mieleišių sodžiuje, jis taip vadina tarmiškai, Papilio parapijoje, ten palaidoti ir mano seneliai ir tėvai. Ten ir aš noriu būti palaidotas. Labai prasminga, kad Biržų kultūros įstaigos minėjo šio kūrėjo sukaktį, o dar prasmingiau, kad biržiečiai dainuoja Sabaliausko surinktas sutartines ir dainuoja jas, akcentuoju, laisva valia, neverčiami, o kaip tik mėgaudamiesi, didžiuodamiesi, populiarindami. Ko gero, tai pats tikriausias ir brangiausias paminklas kūrėjui išsaugoti autentiško dainavimo tradiciją, kurią užfiksavo ir brangino pats Sabaliauskas. Taigi, enciklopedinis vertinimas toks ir yra. Kunigas, kanauninkas, folkloristas, rašytojas, pirmasis suomių epo Kalevala vertėjas. Šio mano pranešimo pirmosios dalies tikslas yra atskleisti aukštaitišką Adolfo Sabaliausko tapatybę, gimtos vietos, šeimos, tarmės, išsilavinimo, meninių interesų sąsajas, sąmoningo domėjosi folkloristika kelią. Antrosios dalies tema – idėjų tęstinumas, Adolfo Sabaliausko palikimo sklaida. Pirmosios dalies pagrindinis informacijos ir argumentacijos šaltinis yra Vilmos Daugirdaitės straipsnis
kunigas Adolfas Sabaliauskas įsižiūrint į folkloristo profilį ir Kauno arkivyskupijos archyve saugomas autobiografinis pasakojimas Kanauninko Sabaliausko autobiografija, dvitaškis, vieno žmogaus gyvenimas, būtent dvitaškis, kunigo kanauninko Adolfo Sabaliausko slapyvardžiu Žalia Rūta. Šio teksto kopiją muziejui perdavė Sabaliausko giminaitė Biržietė Regina Zibolienė. Ir šitoje vietoje dar trumpas komentaras. Tiesiog tikriausiai visiems mums būdinga, kad norėdami pristatyti žmogų iš esmės mes turime jį prisijaukinti ir jeigu nepamilti, tai bent jau suvokti, suprasti. Būtent šitas tekstas man pasirodė toks įdomus, toks autentiškas, kad ko gero nei vienas mokslininkas ir tyrinėtojas nepasakys to, ką pasako pats kūrėjas apie savo gyvenimo kelią, apie ją skamba labai filosofiškai, sakyčiau, vieną gyvenimo istoriją. Ir manyčiau, pagal tai, kadangi puslapiai nėra numeruoti, tai pats žmogus susinumeruoja sąlygiškai, bet manau, kad tik tai tyrinėtojai yra skaitę šitą, žodžiu, jo autobiografinį pasakojimą. Šiaip jis yra, bent jau man neteko matyti taip labai jo refleksijos tokios gilesnės, tai aš manau, kad jis nusipelno dar tos analizės iš tiesų gilesnės. Aš dabar išsirinkau tuos argumentus, kurie susiję būtent su aukštaitiška tapatybė ir Biržų kraštu. Tai o antroje dalyje remtasi muziejaus archyvų, fondų, muziejaus bibliotekos medžiaga, pateikta Snieguolės Kubiliūtės, Daivos Eibutienės ir Vijolės Nikšienės bei kultūros žmonių liudijimais. Taigi, pirmiausia, biografijos ir kūrybos metmenys - namai. Tarp dviejų datų gimė 1873 rugsėjo 3, mirė 1950 sausio 14, įrėmintas Adolfo Sabaliausko gyvenimas. 77 intensyvios veiklos ir dvasinės tarnystės metai. Lengviausiai apibūdinami be abejo fiziniai objektai, menantis kanauninką. Sodyba Krikščių kaime ir koplyčia Mieleišių kaime. Čia vienoje nuotraukoje taip kaip dabar atrodo, kitoje nuotraukoje šventinimas. Ir be abejo svarbiausia, ko gero vis dėlto Nemunėlio Radviliškis, kaip gyvasis etnokultūros pasaulis, Šiaurės rytų Aukštaitija kaip prigimtinė duotybė ir kartu suvoktas, pasirinktas kūrybos šaltinis. Adolfas Sabaliauskas gimė ūkininkų šeimoje, tėvas Jonas Sabaliauskas ir motina Ieva Paliulytė Sabaliauskienė turėjo 7 vaikus ir 30 hektarų žemės. Būsimasis kanauninkas, antras vaikas šeimoje, su broliais ir seserimis augęs katalikiškoje santarvės aplinkoje. Citata iš to paties pasakojimo, aš dabar gal ir nekartosiu, nes dabar tos citatos iš ten ir bus, iš tikrųjų įsitikinsite, kad labai išpažintinis ir brangus pasakojimas. Taigi citata: tėvas Jonas labai darbštus, bet to mokėjo pasidaryti visas ūkio padarines, net kibirus, degtinės per visą gyvenimą nei į burną neėmė, alaus išgerdavo, dar vienas svarbus tapatybės ženklas. Ir pats namų reikalams pasidarydavo, motina Ieva Paliulytė iš Švilių kaimo, Juozapo Paliulio ir Onos Matulytės duktė, gimusi apie 1849-uosius, mirė jauna, 38 metų, Rodos įsčių vėžių. Paliulių gabi linkusi į meną šeima. Motinos vyresnysis brolis Tamučius, jei būtų buvęs mokytas, būtų buvęs nepaprastas ir inžinierius ar skulptorius. Antrasis brolis Mykolas, ypatingai mums svarbus. Štai dėdė Mykolas centre, krikštatėvis Adolfo Sabaliausko. Antras brolis Mykolas, kuris ir šiandien tebegyvena Savučiuose, tuo metu, kai rašoma apibraiža, be abejo. 92 metų mokėjo griežti smuiku, skudučiuoti ir pūsti ožio ragą, vamzdį ir birbynę. Jis daug ką ir mane išmokė skudučiuoti, jis mano krikštatėvis. Abiejų dėdžių namuose mokslus eidamas praleisdavo ištisas vasaras. Tai buvo mano mylimiausi žmonės.
Tai pirmą kartą šioje autobiografijoje paminima auginanti aplinka, mylimi žmonės, kūrybiška atmosfera, skudučiavimas. Motinos netektis ir jos adoracija lydės visą gyvenimą. Skaistų jos kraują mini keliose vietose savo šitoje išpažintyje. Cituoju, aš jau buvau 3 gimnazijos klasėje, kai motina mirė. Po Velykų atostogų metu išvežė į Papilį, iš kur aš turėjau vykti stoti, Panemunėlin, o tais pačiais arkliais kunigą vežė motinai. Bet jau kelyje kunigui pranešė, kad ji mirusi. Tačiau kunigas klebonas Dambrauskas neleido man grįžti į Krikščius, į motinos laidotuvės. Tai nedovanotinas dalykas. Grįžęs į Šiaulius atsimenu, turbūt tą patį vakarą galvą įsikniaubęs į lovą graudžiai verkiau. Mano artimosios giminaitės pasakojo apie amžiną atilsį Velionę, kad tai buvusi šventa moteriškė, nepaprastai kantri, niekados apie kitus neigiamai nekalbėjusi. Tai čia melas, ką sakė profesorė, kad apkalba Biržuose daug. Už tai ir už perduotą man jos skaistų kraują aš jai iki šiol tebedėkoju. Gerą atmintį, talentą ir pagarbą tėviškai liudija detalus poetiškas gimtosios sodybos aprašymas. Autorius su visom smulkmenom tapybiškai išvardina trobos patalpas, baldus, šventųjų paveikslus, nepamirštamas netgi senas raižinys sienoje. Palaiminimas šiems namams. Vis dėlto daugiausia poetizmų skiriama sodui, seserų darželiui, su būtinom rūtom lelijom, sinavadais, goštutais ir ypatinga medžiui. Sodo priekis status aukštas kaip gėlė, apvalia karūna, ąžuolas, lyg sargas visai sodybai. Ąžuolo motyvas atsikartos ir gyvenamoje aplinkoje, ir kūryboje. Iškalbingas, tiesiog klasikinis, tautosakinis yra ir kaimo vakaro vaizdas. Tikėtina, nors ir nesąmoningai ugdęs grožio pajautas ir kalbos jausmą. Mūsų namuose žiemos vakarais visa šeimyna, samdiniai ir namiškiai, keletą valandų vakarodavo darydami. Tėvas dirbdavo siroges, bernas virves, pančius vydavo. Čia atsimenu, motina kalbos duodavo, kad būtų pamainom pasakos sakomos ir dainos dainuojamos. Giminaitis Vaitkevičius mokėjo kankliuoti. Būdavo ateis su savo kanklėmis, pasisėdėti už stalo ir skambina. Taip skurdžiai. O mes vaikai susėdę ant suolų klausomės. Skurdžiai tai reiškia liūdnai. Na ir mokslai, labai trumpai. Per 3 metus baigė Papilio mokyklą, kur viskas dėstoma rusų kalba, viskas svetima, bet už tai čia Sabaliauskas išmoksta patarnauti mišioms, be to visam gyvenimui įsiminė nemokėjęs, natų nepažinęs vargonininkas Aišparas iš Biržų, kurio grojimas buvo, citata, toks lietuviškas, kad panašus su tirliavimais, psalmių giedojimas ir šiandien mane labai maloniai nuteikia. Šiaulių gimnazijoje ne tik mokytasi rusiškai, bet ir nuomojame bute buvo užginta lietuviškai kalbėti. Net sielovadiniai dalykai dėstyti rusų kalba. Tikybos gaudavo trejetus, neįsiminė nei vienas literatūros mokytojas, siaubas kažkoks. Ir, žodžiu, direktoriaus siaubas, ane, patvirtinkit. Tai va, ir, žodžiu, nieko įdomaus, pats Sabaliauskas buvo labai ramus, drausmingas, cituoju, buvau klusnus, drausmingas, iš elgesio mažiau 5 aš neturėjau, jokia bausmė nebuvau baigus. Baigus gimnaziją Adolfui Sabaliauskui buvo lemta išpildyti tradicinę lietuvio valstiečio šeimos svajonę turėti giminėje kunigą. Na, yra jo liudijimai, kad tai nebuvo jo svajonė, tačiau jis pakluso tėvo valiai ir paskui kelis kartus prisipažįsta šitame pasakojime, kad tėvai už tai dėkoja ir dėkoja, kad likimui ir kad pakluso tėvui. Kunigų seminarijos jau pirmose kursuose susidomė Antano Juškos dainų rinkiniais. Na, čia jau klasika, šitos faktus žino visi, bet vis tiek pakartosiu. Ir pas profesorių Kazimierą Jaunių parašo egzamino darbą Rūta mūsų dainose. Tai lemtinga pradžia. Žalia Rūta tampa Sabaliausko literatūriniu pseudonimu, turinčiu labai platų semantinį lauką.
Cituoju, tas rašinys davė progos vėliau pasirinkti Žalios Rūtos slapyvardį. Taigi jo paties liudijimas ir anot Vilmos Daugirdaitės, Žemaičių kunigų seminarija valstiečių kilmės kunigą paruošė ne tik ganytojiškai veiklai, mokymosi seminarijoje metai buvo ir jo santykio su tautinėmis ideologinėmis vertybėmis bei valstietiškai kultūra formavimosi etapas. Baigęs kunigų seminariją, niekada neapleisdamas tarnystės, Adolfas Sabaliauskas iš esmės visą savo gyvenimą kunigystę derino su įvairiomis kultūrinėmis veiklomis. Sabaliauskas priklauso tai kunigų kartai, kurie dar klausė Vaižganto, Maironio, Jauniaus. Jie savo gyvenime sujungė kunigystę ir tautiškumo idealus. Baigęs kunigų seminariją, Sabaliauskas dėl jauno amžiaus, tai yra 21 metų, priėmė tik subdiakono šventinimus ir grįžo namo. Tas laikas gimtajame kaime, 1,5 metų, tarsi patikrino jaunuolio brandą ir kultūrinį interesą. Būsimasis kunigas užrašinėjo tautosaką, jau suvokdamas jos reikšmę. Juk reikėjo laiko, kad jaunystėje, ypač lankantis dėdžių Mykolo ir Tamošiaus Paliulių namuose, patirtas susižavėjimas garbinga už tos dvasios kultūra ir gilių senų tradicijų gyvenimo dvasia transformuotųsi į mokslinį domėjimąsi tąją kultūrą, teigia Vilma Daugirdaitė. Na ir iš tiesų Paliulių giminė paties Sabaliausko vertinimu buvo moralinis autoritetas ir ko gero padarė didžiausią įtaką būsimam folkloristui. Cituoju, dėdė Mykolas pats viliuos dalyvavęs visose jaunimo pramogose, vakaruškose, mokėjęs ragus pūsti, ožio ragą, birbynę, vamzdį ir skudučiuoti ir mane išmokė skudučiuoti ir supažindino su senosiomis sutartinėmis giesmėmis. Baigęs seminariją, Sabaliauskas pradeda dvasininko tarnystę, pirmosios mišios aukotos papilyje, iš pradžių buvo vikaras Liepojoje, vėliau klebonijoje, Lyvberzėje. Per 10 metų kurše kunigas užrašė tik 10 naujų dainų. Kodėl tai apie tai kalbu? Todėl, kad visiškas virsmas įvyksta atsikėlus į Nemunėlio Radviliškį. Taigi, Nemunėlio lemtingasis gyvenimo etapas, Nemunėlio Radviliškis, Palatvijys, 1907–1915. Taigi 6 metais Sabaliauskas paskiriamas į Nemunėlio Radviliškį. Tai jį nudžiugina, nes netoli tėviškė, bet to jis galvoja apie blogesnį variantą. Miestelėje buvo 2 pradžios mokyklos, 2 gertuvės ir degtinės monopolio krautuvė. Klebonija medinė, nemažas sodas. Čia gimsta sumanymas, kuris minimas iki šiol. Cituoju, aš to jau pasidariau taką tiesiai į Klonio aukštą krantą, iš kurio palinkus augo dar jauna liepa. O pačiame šlaite, uoloje, įtaisiau nišą ir įstačiau švenčiausios motinos paveikslą, minėto dailininko Žydkaus kardoje pieštą, iš ko pasidarė Radviliškio Lurdas, kurį žmonės ir lankyti ėmė. Vis viena Šventa Marija daugiau. Beje, dabar čia yra Dainų slėnis ir yra informacinė lentelė. Lurdą jūs matote iš akmenų, iš klinčių. Nemunėlio Radviliškį netgi išlikusi legenda, nepatvirtintas pasakojimas, kad neva turėjo akmenys ir klintis nešti tik tai skaistus jaunuoliai, bet patvirtinimo to niekur nemačiau. Čia tik tai iš žmonių pasakojimų, tai vat negaliu tvirtinti, kad tai buvo iš tiesų. Taigi Nemunėlio Radviliškis Sabaliauskas gyvena itin aktyviai, kurie įvairias draugijas rašo, bet svarbiausia, būtent čia susibičiuliavęs su parapijiečiais, jo paties žodžiais tariant, virsta tautosakininku. Taigi dėmesio, ko gero, viena iš esmingiausių citatų. Dėl to tai aš čia Radviliškyje ir virtau tautosakininku. Dieną važiuoju ir gal nebuvo tos dienos, kad nevažiuočiau. Tai pas ligonį, tai mokyklą, tai kalėdoti, o vakarais kviečiu savo iš Špitolės moterėlę ir užrašau dainą ir jos gaidą. Ir į tą darbą taip įsitraukiau, kad tautosaka pasidarė mano antruoju pašaukimu. Gal Dievo apvaizda kaip tik mane pastumėjo čia. Prašau?
Čia Panevėžys prieš Biržus, man atrodo. Man atrodo, Panevėžys prieš Biržus surengė akciją, nes Biržai šiandien minimi buvo ne mažiau negu Panevėžys, ponė Vitalija. Ar jūs čia suorganizavote dabar diversiją šitas? Jūs? Ne? Taip? Aš manau, ar... Biržai išgelbė. Čia jūs šiandien Riteris visus gelbstite, ne tik profesorius. Taigi, tiesiu citatą svarbę. Gal Dievo apvaizda kaip tik mane pastūmė čion, o ne į Vainutą, kad paskutinėje valandoje užfiksuočiau nykstančią tautos kūrybos formą, sutartinę giesmę. Bent tame darbe aš suradau savo tikrą sielos džiaugsmą, nuraminimą ir gal pagaliau vaistus savo nervams. Aš ėmiau sveikti, užmiršti nervus, atgijau kaip medis įsodintas į tinkamą savo dirvą. Aiškindamas, kad būtent čia tampa aktyvių tautosakininkų, Sabaliauskas akcentuoja sodiečių laisvumą, savarankiškumą, pirmapradį tikrumą, nes jie gyvena skyrium ir jų gyvenimas yra savarankiškas, nepatyręs niveliacijos. Būtent Nemunėlio Radviliškyje, Špitolėje, Sabaliauskas suranda 74 Oną Smilgienę, cituoju, jaunystėje susiurbus į save gyvą tautos dainą. Apie ją plačiau Niemio ir Sabaliausko lietuvių dainos ir giesmės knygoje 341 puslapyje. Ypač džiaugiuosi, kad Smilgienėje suradau dar visai gyvą sutartinę giesmę, tą mūsų originalią muzikos formą, kontrapunktą, kurioj aiškiai buvo skiriamos jo rūšys - 2, 3, 4. Iš Onos, citatos pabaiga, iš Onos Smilgienės užrašytos 403 dainos, 180 gaidų ir 118 giesmių. Tai turbūt paskubėjau, kažkur turėjo būti Niemis, bet pamečiau. Na tiek to. Taigi, 1910 suomių profesorius Robertas Niemis, rinkęs ir studijavęs lietuvių liaudies dainas, išgirdęs apie folkloristą kunigą, atvyksta į Nemunėlio Radviliškį ir vėl į Nemunėlio Radviliškį. Užsimezga gyvenimo draugystė. Dar kartą net 3 mėnesiams profesorius atvažiuoja 1911. Anot Adolfo Sabaliausko profesorius labai mėgo kavą, o klebonijoje to papročio nebuvo. Todėl vargšas kasdien eidavo pas kaimyną, vaistininką Jakobovskį, kur kaip jau pas vokietį toks paprotys buvo. Be to, Robertas Niemis dažnai eina pasėdėti prie Nemunėlio ir Apaščios santakos ant aukšto kranto ir atsigręžęs žiūri į šiaurę, į savo mielą nors ir šaltą Suomiją. Garbingas buvo žmogus ir mums labai draugiškas, atjautęs mūsų priespaudą. Tokiu pasiliko iki mirties. Abu folkloristai bičiuliai parengė bendrą veikalą Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje, kuri išleidžiama Rygoje 1912. Ko gero, tai vis dėlto opus magnus, galima sakyti, Adolfo Sabaliausko, nes po to kiti jau buvo kaip tęsinys. Ko gero vertingiausias yra paties Sabaliausko vertinimas, cituoju, susitikimas su profesoriumi Niemiu laikau mano gyvenimo lemtingų įvykių. Tai nulėmė, kad aš iš viso susipažinau su Suomija ir kažkaip susirišau savo gyvenimą su ja, iš jos daug žinių atnešdamas į Lietuvą, o iš Lietuvos į Suomiją, ypač išversdamas jų epą Kalevalą. Bet ir mano knygos, to didelio giesmų rinkinio gaidos, spausdinimą Helsinkyje, aišku, nulėmė šis ryšys. Vargiai be jo tas rinkinys būtų išėjęs toks tvarkingas.
Na ir iš grožinės kūrybos vertingiausia be abejo yra poema Savu keliu ėjusių, Nemunėlio ir Apaščios vaizdai, Žalios rūtos piešti 1923 metais. Kūrinio vertę sustiprina, manau, autoriaus paskirimas savo 50 metų žemės kelioniai paminėti. Sumanymas parašyti šitą poemą gimė irgi Nemunėlio Radviliškyje. Citata. Ir aš pradėjau rašyti. Jau 1871 metais gimė many koncepcija Nemunėlio Apaščios upių. Ir aš atsiprašau, gimė manyje koncepcija Nemunėlio ir Apaščios upių eigos, kuri baigėsi išsivadavimu iš visų varžtų ir įkritimu į laisvą jūrą, laisvai banguoti. Jau ir čia, ar nėra tautos išsilaisvinimo iš okupacijos nujautimas? Poemoje gausu Biržų krašto kultūros, gamtos, mitologijos konkretybių, ne veltui jis gali būti vertinamas kaip kraštotyrinės kelionės gidas. Yra ir autobiografinių motyvų, apie tai autorius kalba savo pasakojime. Aš, vyras 40 metų, verkiau kūkčiodamas kaip mažas vaikas, nesitikėjau, kad jausmai taip gali paveikti nervus. Tėvo laidotų pergyvenimą panaudojau savo veikale, savo keliu. Kankliai skurdieji. Šioje poemos dalyje pasakojama apie kanklininko Lapienės mirtį. Jo sūnus Jurgis skuba Grundeliškin, kol tėvas dar nepalaidotas, kol skurdumas supa širdį, jis turi pagaminti naujas kankles iš klevelio kanklių medžio. Cituoju, tik dabar jisai užgirdo, kokią giesmę gydo miškas, tiek balsų, kad nesuvysi, kaip jie pinas tarp savęs. Miškas gieda sutartinę. Kanklių muzika meditacinė Jano Sabaliausko yra žmogaus sielos atspindys. Todėl labai svarbu meistrui pasirinkti medį ir būseną. Linksmieji kankliai skirti jaunimui, kai gyvenimas tik prasideda, bet ta pradžia labai svarbi, cituoju. Žodžiu, kankliai tie jam gimė, kai aplink suvirpo laukas, o pritirta jau iš seno, koksai gimė, toks ir dvies. Kietieji kankliai kelia gyvulio jausmus, todėl kanklius drožk širdis kol dega, kad atjaust, kas man širdį pasakytų ir kitiems. Ir labai graži citata ir labai aktuali šiandien, kad širdžių išdegint purvą, kad jų dulkes nuvalytų. Manau, tai atskleidžia ne tik autoriaus požiūrį į meną, jo poveikį, bet ir pagarbą kaimo žmogui, kūrėjui, tautos savasties saugotojai. Na ir antroji dalis mūsų muziejus ir kiti dalykai Biržuose. Biržų krašto muziejaus Sėla muziejaus darbuotojai 1991 metais įrengė krašto etnomuzikavimo savitumą atspindinčią kolekcinių pagrindų suformuotą senųjų muzikos instrumentų ekspoziciją. Čia eksponuojami Biržų krašte skambėję instrumentai, sutartinių palydovai. Kaip ir matote, ragai, daudytės, skudučiai, penkiastygės ir daugiastygės kanklės, kuriuos muziejus įsigijo 20 amžiaus 3-4 dešimtmetyje. Ekspozicijos autorė muziejininkė Jadvyga Krikščiūnienė. Ekspozicijos salėje taip pat pristatoma ir Sabaliausko veikla ir pasakojama apie žymiausius atlikėjus, kurie minimi ir poemoje Savu keliu. Man atrodo, tai yra labai svarbu, kai kūryba, Sabaliausko gyvenimas ir muziejaus veikla štai šiuo atveju susibėga į vieną. Štai šitie žmonės, kurie minimi ne tik Sabaliausko poemoje Savu keliu, bet ir jo įvadiniuose straipsniuose sutartinių ir giesmių. Vis dėlto paminėkim juos nors kelis. Tai čia jūs matote tą pačią jau minėtą Oną Smilgienę, kankliuotąją Petrą Lapienį, kuris pats pasidaręs penkiastygės kankles ir į fonografo plokšteles įkankliavo 11 dainų, 40 sutartinių ir taip toliau. Jonas Lapienė sutartines kankliavo užgaudamas po 1 ar 2 stygas, kankliuodamas giedojo. Kostas Lapienė
kankliavo savo darbo penkiastygėmis, skambinti išmoko iš tėvo Jono ir dėdės Petro. Jonas Plepas gyveno Dukurnių kaime ir tik 21 metų būdamas pats pasidarė penkiastygės kankles, buvo geriausias kaimo dainininkas ir giesmininkas. Visų šių muzikavusių žmonių biografijose kartojasi tas pats sakinys: skambinti, skudučiuoti išmoko iš tėvų, giminių, kaimynų. Na ir dar muziejaus fonduose, čia dar irgi yra būtent Sabaliausko aprašytieji ir minėtieji muzikantai. Na, o dar muziejaus fonduose saugomi daiktai, knygos, atvirlaiškiai, žurnalai, laikraščiai ir su Sabaliausko publikacijomis. Čia jūs matote įdomios formos rašalinę ir laikrodį. Na, kadangi gal leidinių visų nebeminėsiu, bet iš tikrųjų noriu tik pasakyti, kad daugiausia leidinių muziejus gavo iš kunigo pusseserės Stefanijos Paliulytės Ladigienės vaikaičio, Lino Ladygos, ir iš jo giminaitės Reginos Sibolienės. Na, o religinio turinio leidiniai parengti kunigui Sabaliauskui gauti iš kunigo Antano Balaiščio. Tai va čia tiesiog galima pasižiūrėti, čia yra grožinė kūryba, na, o čia yra gaidos, čia yra rankraštynas. Na ir paskutinis toks dabar labai brangus, mus pasiekęs jubiliejaus proga, rugpjūčio mėnesį, tai yra Kalevalos rankraštis. Ir jį muziejui padovanojo būtent minėtasis Linas Ladyga. Tai iš tikrųjų labai smagu, manau, ir prasminga, kad tos kolekcijos pildomos ir ta muziejaus veikla akivaizdžiai vyksta. Dar be daiktų ir publikacijų saugojimo ir kolekcijos pildymo yra be abejo ir projektų ir programų medžiaga. Tai 1977 kraštotyrininkai ir muziejininkai organizavo ekspediciją, būtent tada buvo įsigyta šita rašalinė. Nuo 2001 iki šiol tebevyksta edukacinė programa Abiržiečiai vaišint dainuodamus. Tai jeigu kas nors iš čia esančių dar nebuvo, tai man jūsų labai gaila, nes jūs tikrai labai daug praradote. Ir apskritai Biržų, na, o irgi visiškai neseniai, 2022 metais, buvo parengta programa, teatralizuota muzikinė programa, labai įdomių pavadinimų: Tunsiaus neišgraidava su kunkliais, o su skripka negrodava sutartinių, tik Tuncius. Idėjos autorė ir režisierė muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė profesionaliai atliko Žemyną, kurios vadovė yra Aušra Butkauskienė. Taigi apskritai Biržų krašto folkloro kolektyvai Žemynas, Saudelas, Saulala aktyviai ir kūrybiškai atlieka Adolfo Sabaliausko užrašytas sutartines, dainas. Ir anot Aušros Butkauskienės, kuri yra, na, profesionaliausia, rimčiausia mūsų folkloristė, tai cituoju: tai, kad jis buvo kilęs iš to krašto ir pažinojo vietinės muzikos subtilybės, gebėjo užrašyti melodijų transkripciją, sukauptus duomenis daro patikimus ir autentiškus. Jo lobynas 562 pavyzdžiai užrašyti Biržų apylinkėse bei joms artimuose vietose. Kaip iš Biržų krašto kilusiam ir kažkiek prisilietusiam praktiškai prie tradicinės muzikos atlikimo, Sabaliausko noras užfiksuoti tai, kas kitoniška, kas pasižymi regioniniu skirtumu ir kartu unikalumu, yra sietinas su dabartinės etnomuzikologijos pradmenimis. Jo paskatinta šį darbą iki pat mirties tęsė jo pusbrolis, folkloristas, pedagogas Stasys Paliulis. Sabaliausko rinkiniuose pateikiamas seniausios autentiškos formos vestuvių virkavimų, oracijų repertuaras, mergvakario gaubimo ir kitų papročių paaiškinimai, vestuvininkų apdainavimai. Autentiškas dainų tekstų pateikimas leido išlaikyti krašto tarmės ypatumus, turint galvoje regioninį rinkinių pobūdį, be jokios abejonės vertingiausia ir unikaliausia Sabaliausko tautosakininko palikimo dalį sudaro sutartinės. Tai va, čia tas Pabiržės Žemyna ir
fragmentas nuotrauka iš programos. Na ir prieš šitą konferenciją kalbinau ir Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bibliotekininką, aktyvų visuomenininką Evaldą Timuką, kuris rūpinasi Sabaliausko atminimu Nemunėlio Radviliškyje. Ir paklausiau tiesiog, kadangi jis organizuoja ekskursijas, paklausiau, ką jis rodo žmonėms Nemunėlio Radviliškyje, nes, sutikite, tai yra labai svarbi esmiška vieta Sabaliausko gyvenime, na ir mums, nes ten jisai surinko sutartines. Taigi, gerbiamas Timukas vardina Nemunėlio Radviliškio bažnyčią, kuri išlikusi, nors buvo pusė jos numušta per karą, Marijos skulptūrą, buvusią Lurdą, o dabar bažnyčioje, paženklintą Lurdo vietą, vadinamą Juozapotos kalnu, ir suoliuką, lygiai toje pačioje vietoje, kur mėgo sėdėti Sabaliauskas ir profesorius Niemis. Klebonijos sodą, upių santaką, Sabaliausko duobę, kur kunigas mėgo maudytis, kapines ir atkurtas kapinių vartų stulpų kryžius, nes būtent Sabaliauskas pasirūpino kapinių tvora. Istorinį Ruolenės namą ir taip toliau. Žodžiu, iš tikrųjų, galima turbūt tas emocijas pajusti atvažiavus. Na ir pabaigoje norėčiau cituoti Sabaliausko giminaitės Reginos Vajagaitės Zibolienės žodžius. Jinai kalba apie sovietmetį. Kiek pamenu, apie dėdę Adolfą dažniausiai kalbėdavo susitikę mano tėtis Antanas ir jo brolis Evaristas Vajagos, sesers Elžbietos Sabaliauskaitės Vajagienės sūnus. Daugiausia kalbos sukdavosi apie Stumbrištį, apie tai, kaip važiavo, kaip susitiko visa giminė. Ten gyveno Adolfo sesuo Emilija Kiznevičienė. Ji buvo artima siela broliui. Kiznevičių namai buvo ir to meto šviesuomenės susibūrimų vieta. Sabaliauskų šeima buvo labai tikinti. Buvo kalbama ir apgailestaujama, kad karo kapelionas, visada šį titulą visa giminė labai didžiavosi ir aukštino, Sabaliauskas neįvertintas, pergyveno, kad buvo uždrausta Kalevala, džiaugdavosi, kad dėmesio, po nakties ant Melaišių koplyčios atsirasdavo lenta apie Sabaliausko palaidojimo vietą, bet po vienos ar dviejų dienų ją nukabindavo. Mums pavardė žinoma, kas tai darydavo. Kadangi didžioji dalis giminės buvo ištremta į Sibirą, šeimose buvo mažai kalbama apie Sabaliauską, todėl ir laidotuvėse artimieji nedalyvavo. Mano seseriai iš tėvo pirmosios santuokos Onai Vajagaitei Slanieniai iš vaikystės liko prisiminimas, kaip mama ją su seserim vesdavo į bažnyčią ir prie altoriaus stovėdavo kunigas raudonų rūbų ir balta galva. Labai gražu. Ir išvada iš mano kalbėjimo būtų vienintelė, kad vis dėlto Sabaliausko Žalios Rūtos lūkestis išsipildė, jo surinkti, užrašyti, išsaugoti tautosakos rinkiniai yra gyvi, reikalingi, gyvena savo gyvenimą. Ir tai yra geriausias paminklas. Na, o Biržų krašto muziejuje eksponuojamas liudijimas, kad 2018 metais Biržų krašto sutartinės ir jų atlikimas pripažinti nacionalinio nematerialaus paveldo vertybę. Vertybės teigėjas Pabiržės tautinės kultūros draugija, o vertybės saugotojai Biržų krašto sutartinių atlikėjai. Man labai patinka ta paskutinė formuluotė – Biržų krašto sutartinių atlikėjai. Tai ačiū, kad klausėt ir kviečiu į Biržų.